numeris 1 pasaulyje. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Šiandieną tęsime pasakojimą apie mūsų žvejybinę kelionę po Šiaurės Švediją. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje apie žūklę papasakosime apie tai, kaip mūsų komandai sekėsi žvejoti plėšrūnus Šiaurės Švedijos vandenyse. Nors lydekų vietos ežeruose yra tikrai daug, tačiau efektingą laimikį vargu ar pavyks sugauti, kol neperprasi savotiškų jų elgsenos ir mitybos papročių bei įpročių. Tad išmokome nemažai naujų dalykų. Mat norint prisitaikyti prie žūklės akmeninguose kalnų ežeruose, galima pamiršti pusę to, ką žinai apie žūklę mūsų vandenyse ir reikia imtis naujos strategijos. Atvažiavome gerų įspūdžių, didelių laimikių ir tai yra jau graži pradžia gražių laimikių eilėje. Apie labai piktus šiaurietiškų lydekų kibimus, įspūdingo dydžio masalus bei kitas švediškų plėšrūnių gaudymo plonybes papasakosime laidoje apie žūklę. Netrukus po reklaminės pertraukos. Japonų pasididžiavimas Valai Varivas – tai aukščiausia kokybė sukurta rimčiausioms dvikovoms. Slaptas spiningautojo ginklas, pasaulyje pripažinti masalai Bait Breath ir spalvingos SV mikrovartiklės. Sužinok daugiau angleris.lt. Štil numeris 1 pasaulyje. Spinningai Favorit – tai 30 serijų meškerykočių nuo ypač lengvų iki sunkių visiems spinningavimo būdams. Favorit spinninge dera ypatingas jautrumas, japoniškos technologijos bei dizainas, kurie nenuvils nei mėgėjo, nei profesionalo. Favorit atstovas Lietuvoje – UAB Rerija. Štil numeris 1 pasaulyje. Elektroninė parduotuvė save gerbiančiam žvejui. Spinningavimas.lt. Čia laida apie žūklę. Galbūt vienas svarbiausių mūsų kelionės į Šiaurės Švediją tikslų buvo trofėjinių lydekų žūklė. O jų čia yra tikrai labai didelių ir labai daug. Apie tai, kaip mums sekėsi, ir papasakosime šiandieną laidoje. Sunku pasakyti, kuri ir kokios žuvies žūklė buvo svarbiausia mums viešnagės Šiaurės Švedijoje metu, tačiau lydekų medžioklė buvo tarp didžiausių prioritetų ir jai dar namuose ruošėmės labai rimtai. Žuvies vietos ežeruose yra gausu, meškeriotojų mažai, tad čia šansų sugauti trofėjinį laimikį yra daug daugiau nei namuose. Būtent dėl to gyvenimo trofėjaus į stovyklą Storman Fishing žmonės važiuoja iš visos Europos ir jų nedomina niekas kitas, tik lydekos, kurios čia pasiekia efektingus dydžius. Ežere, ant kurio vandens praleidome kelias dienas su mūsų bičiuliu Raivo, buvo sugautas 18 kg egzempliorius, o vandens telkinyje už keliolikos kilometrų 24 kg monstras. Tolimesnio komentaro, kodėl mes žvejojame būtent čia, ko gero nereikia. Ežere, kuris tyvuliuoja kalnuose, bemaž kilometro aukštyje virš jūros lygio, mojavome spinningais, velkiavome ir patirtis, kurios pasisėmėme čia, buvo labai įdomi. Į lydekų žūklę teko pasižiūrėti kiek kitaip nei namuose. Ir nors didžiausia žuvis svėrė tik 7,5 kg, o toks laimikis šiuose vandenyse vadinamas tik geru vidutinioku, tačiau emocijų pasikrovėme ilgam laikui ir apie jas papasakosime jums šiandien. Pirma, kas šauna į galvą dar namuose,
kokius masalus vežtis. Pasiimti viską sunku, tad nusprendėme rinktis didelius voblerius, silikoninius vilioklius ar sukrės, kurios primintų natūralų vietinių plėšrūnų maistą. Syką, ešerį, nedidelę lydekaitę, palyją ar upėtakį. Didelio meniu pasirinkimo švediškos lydekos neturi, tad to turėtų užtekti. Kartu su mumis meškeriojęs Storman Fishing stovyklos įkūrėjas Raivo mūsų pasirinkimą įvertino teigiamai ir pasidžiaugė, kad buvome vieni iš nedaugelio, kurie nepabūgo atsivežti malkos dydžio masalų. Nežinau, kodėl kitiems žvejams 30 ar 40 cm ilgio masalai atrodo baisiai. Vietinės lydekos juos kramto be jokio gailesčio, sakė Raivo, į vandenį merkdamas didžiausią masalą, kokį tik turėjome valtyje. По поводу приманок, ну... Kalbant apie masalus, tai yra tiesa. Jei masalas didelis, gražiai žaidžia, tuomet didelė lydeka juo labiau domėsis. Ji tikrai nesivaikys mažo kąsnio, kai gali gerai pavalgyti vienu dideliu. Tad, kuo didesnis masalas, tuo didesnė tikimybė sugauti ir didelę lydeką. Masalų spalvą rekomenduoju rinktis artimesnę upėtakiui. Tai yra pagrindinis vietinių lydekų maistas, todėl upėtakio, palijos, ešerio, kiršlio ar syko imitacijos čia tinka geriausiai. Reikia turėti omenyje, jog šios 4-5 žuvų rūšys yra pagrindinė mitybinė lydekų bazė. Kitų žuvų čia tiesiog nėra. Beje, kalbant apie masalų dydį, verta paminėti tai, jog mums įprastas 10-15 cm wobleris, silikoninis masaliukas ar mažesnė sukrė ypač domino ešerius. Žinoma, kai kimba klumpės iki kilogramo svorio, žmogau tik džiaukis, tačiau norėjome lydekų. Masalą tik sustambinus, ešeriai atakuoti jų nedrįso, vietą užleisdami lydekoms. Užmečiau sukrę, pabandžiau, tiesiog eksperimento dėliai. Užmečiau sukrę ir iš karto kibimas. Didelė tokia sukrė, galinga. Ir iš karto kibimas. Nežinau, kas čia. Labai didelis, aišku, laimikis nebus. Galbūt didelis ešerys, labai tikiuosi sužvejoti didelį, sveriantį. O, lydeka? Ne. Lydeka. Labai jau noriu sužvejoti didelį ešerį, kurių čia tikrai yra sveriančių 2 kilogramus, bet viskas kol kas ne taip paprasta. Opa! Yes! Dideli masalai, didelės lydekos. Štai kokio dydžio. Gerai. Švedija save parodo. Štai tokio dydžio sukrė, galinga sukrė ir 2 lapeliai, labai galinga vibracija ir lydeka neatsispyrė jai. Žodžiu, čia Švedijoje norint sužvejoti didelę lydeką, reikia naudoti labai didelius ir galingus masalus, nes žuvis galinga, štai tokia sverianti apie 4 kg, ką jį išdarinėjo. O jeigu pavyks susikauti su dar didesnė, tai nežinau, kas bus. Vilkiaujant šiaurės Švedijoje labai svarbu nuolat stebėti dugno pokyčius, ieškoti šlaitų, prie kurių tūno lydekos. Nors nieko naujo nepasakėme, tačiau visada yra vienas bet.
Dažniausiai vietos ežerų dugnai yra nusėti didžiuliais akmenėmis ir pravesti masalą tarp jų užduotis ne iš lengvųjų. Prie to reikia priprasti, išsiugdyti šeštą pojūtį, kuris pasakys, kada masalą sukelti ar pritraukti, kad jis neužkliūtų už šlaito akmenų, po kuriais ir tūno pasislėpia plėšrūnės. Būtent tada, kai mūsų valtis praplaukdavo virš šlaito išeinančio iš 5-6 metrų gelmės į 2 ar net 1,5 metro, sulaukdavome agresyvios atakos, kartais iškart ant abiejų meškerių. Žolynų čia beveik nėra, todėl nori, bet siekiant iškrapštyti lydeką iš jos slėptuvės po akmeniu, tenka rizikuoti geriausiais savo masalais. Beje, voblerio praradimas ne vienintelė rizika, pasakojo mums vietos vandenis puikiai pažįstantis Raivo. Žolėtų vandens telkinių šiaurės Švedijoje nedaug. Dažniausiai ežerai čia akmenuoti. Štai pavyzdžiui, ežeras, kuriuo dabar plaukiame ir žvejojame, pasižymi labai ryškiais gylio perkritimais. Gylis nuo 15 metrų per kelias akimirkas gali sumažėti iki metro ar pusmetrio, todėl žvejus labai noriu paraginti būti atsargiais. Jei plauksite panašiu ežeru, lai priekyje sėdintis žmogus nuolat stebi dugną prieš valtį, ar ten nesimato akmenų. Čia galima nesunkiai sudaužyti valtį ir užsimušti pačiam, jei elgsitės neatsargiai. Nejuokaukite su greičiu, stebėkite aplinką. Tuomet bus ramu jums patiems ir galėsite ramiai žvejoti. Beje, kalbant apie vietinių lydekų charakterį, verta pastebėti, jog jos čia ypač piktos. Žiūrėk, smūgis, žuvis nepasikirto, tačiau po to seka dar viena ataka, kol galų gale kabliai gerai įsikerta į žuvies snukį ir prasideda dar viena kova. Toks švediškų lydekų agresyvumas paliko tikrai didelį įspūdį. Tai pamatysim, koks šis žvėris. O. Atsibudo, suprato, kad yra užkibus, kad kažkas ne taip. Ir prie valties nusprendė, kad reikia. Ir vėl, ir vėl savo džeras. Nesigailim, kad atsivežėm su tai, nes tai veikia, realiai. Na čia tai lydeka. Žinoma, dar ne visai tas tikslas pasiektas kol kas, bet jau čia didelė. Jau čia sverianti daugiau negu 5 kg, tai jau rimta, didelė lydeka pretenduojanti į šiokio tokio jau švediško monstro vaidmenį.
Lydekų žūklė čia, Šiaurės Švedijoje, asocijuojasi ne tik su dideliais masalais, bet kartu ir labai tvirtais įrankiais. Nors 5-10 kg svorio lydeką ištraukti galima ir vidutinio sunkumo klasės spinningu, tačiau turint omenyje tai, jog velkiaujant ar spinningaujant masalai naudojami dideli, o ir žuvytė gali užkibti nejuokinga. Vis tik geriau nerizikuoti. Mes šiuo atveju naudojame specialiai velkiavimui skirtus meškerykočius ir neplonesnį nei 22 mm storio pintavalą susuktą ant multiplikatorinių ričių. Spiningavimo įranga taip pat ne iš lengvųjų. Čia Švedija. Niekada nežinai, kokio dydžio dantytoji gali apžioti tavo tarškantį, barškantį po vandeniu masalą. Nemaža lydeka. Žinoma, čia nedidelis trofėjus šitiem kraštams, bet vis tik jos kimba ir galima sakyti beveik vieną paskui kitą. Sėkminga lydekų žūklė tiesa, džiaugtis pavyksta ne kasdien. Ta patyrėme savo kailiu. Pirmojų bandymų per dieną sugavome vos kelias lydekas, kas vietiniais mastais yra lygu nuliui. Šiandien vyrauja štilis. Per ramu. Atvažiuosim po kelių dienų, sakė mūsų kolega Raivo, ir jis buvo teisus. Žuvis yra žuvis. Ir tai, kad jos čia yra daug, nereiškia, kad ji pati įlips į valtį. Здесь же в Швеции нет такого, что каждый день выходишь на рыбалку и там ловишь рыбу. Net ir čia Šiaurės Švedijoje nėra taip, kad kasdien išplaukus žuvį trauksi lyg iš akvariumo. Jei žuvis maitinasi, ji kimba. Jei ne, tuomet reikia mokėti ir žinoti daugybę plonybių, kaip ją sugauti. Net ir nekibos metu lydeką sužvejoti galima, bet tai pavyksta ne visiems. Kaip ir visur. Gerą kibimą lemia orai, gamta, slėgiai ir čia Švedijoje žuvys tikrai pačios nešoka į valtį, automobilį ar šaldiklį. Машину или в лодку, или в морозилку. Tačiau vis vien, žuvį čia sugauti paprasčiau. Paprasčiau ir trofėjų sugauti. Ko gero dėl to čia ir važiuoja žvejai. Tik dėl to, sako Raivo. Žmonės čia nesiverčia verslinę žūklę, na, nebent vieni kiti tinklai sugauna kažkiek lydekų, jas vytina ir žiemą žuvim šeria šunis, tačiau tokia veikla mažai kas užsiima. Todėl trofėjinės žuvies čia tikrai yra daug. Очень много. И Холод не врет, он показывает, что везде, в принципе, рыбы много, и трофейной рыбы тоже немало. Вот из-за это то, что за кем сюда едут, и начиная с сигом, если сигом можно... Echoloto parodymai nemeluoja. Trofėjai, pradedant sykais, kurių gaudyti žvejai atvažiuoja ne tik iš Baltijos šalių, bet ir visos Europos. Bet štai ir matom, štai dar viena žuvis. Trofėjų čia gyvena daug. Ir rekordinio dydžio sykų, ir ešerį virš 2 kg, kitur ne taip lengva sugauti. Taip kad sveiki atvykę. И окуня за 2 килограмма это не так просто. Так что, welcome.
lydekų žūklė Šiaurės Švedijoje tikrai ypatinga. Kibę dieną sugavome apie 10 žuvų, panašių rezultatų džiaugiasi ir mūsų draugai kitoje valtyje. Sakoma, kad žmogus labai greitai pripranta prie gero. Taip atsitiko ir mums. Traukdamas eilinę 5 kg sveriančią gražuolę, nereaguoji į ją ir nesidžiaugia ją taip stipriai, kaip džiaugtumės namie. Galbūt labiau džiaugiesi geru kibimu ir nori, kad jis niekada nesibaigtų. Pavadinkime tai žvejišku Šiaurės Švedijos sindromu. Sindromu, kuriuo susirgus vis dažniau pažvelgi į žemėlapyje ištįsusį Skandinavijos pusiasalį ir dar kartą nori ten sugrįžti. Už šią žūklę dėkojame žvejų namams Storuman Fishing ir plėšrūnų siaubui, įrankiams Savagir, kurie Švedijoje puikiai atidirbo savo darbą. O čia jau žvėris. Žvėris. Ir gražiai sugriebus masaliuką. Tvičinau. Trukt. Bum! Vieną kartą kirto. Atitrūko. Tik šiek tiek patraukiau. Dar kartą bam yra. Rimtai ir va tik tai kaip. Toks masaliukas. Tokia. Lydeka dar viena yra pas. Šias iš šio beriot. Dar vienas kibimų yra daug. Lydekos aktyvios. Beje, jų čia tikrai labai daug. Echolotas rodo tiesiog masę didelės žuvies. Ir štai, ką tik viena nutrūko, dabar iš karto kita užkibo. O čia rimta. Čia žūklė. Nėra ką slėpti. Lydekų žūklė Šiaurės Švedijoje paliko tik patį geriausią įspūdį. Na, o toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką didelio, siųsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apie zūklę@gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasakok, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kuriam mūsų laidos draugai žūklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Orai atšilo ir vis daugiau žvejų traukia pailsėti prie vandens, kur jų laukia gyvenimo trofėjai. Konkurse ir toliau dominuoja karpinės žuvys, kur buvus, kur nebuvus pasirodė ir efektingo dydžio unguriai, egzotiški laimikiai iš užsienio, nenusileidžia ir upės, kurių vandeniui nusekus žvejai nesunkiai gali aptikti potencialias didelių žuvų slėptuves. Na, o šią savaitę norime apdovanoti Žydrių Dzemydą, kuris Punios tvenkinyje sugavo 22 kg 350 g svėrusį karpį. Nors šis Lietuvos rekordą beveik siekiantis senolis ir gyvena tvenkinyje, tačiau jį apgauti ir sugauti yra labai sunku. Todėl Žydriui ir atitenka mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtas prizas. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate? Štil numeris 1 pasaulyje.